Linkėjimui Donatai. Ten palabėti, relax. Pajaus sakydavo. Situacija yra tokia, kad turim per didelę srovę mūsų planuotą maršrutui, tai dabar ieškosim kito kelio, eisim tenai, kur visi normalūs žmonės eina ir bandysim surasti kažkokį nusileidimą, ieškoti mažesnės srovės, bet jau kaip dabar suprantu, kad šita didelė srovė praeis tikriausiai tik tai rytoj, tai jeigu ir nepavyks mums praeiti šiandien upės, mes būtinai eisim iš kitos pusės rytoj, kai bus netai pavojinga. Nes vis dėlto nereikia rizikuoti niekada savo gyvybės ir nereikia rizikuoti dėl tiesiog ego. Tai pasirinkom šiandien lengvesnį kelią, žiūrėsim, kaip bus, judam. Eikit ir kriskit. Galiu pasakyti, kad dabar laukia toks rimtas iššūkis. Žiūrėsim, kaip seksis, bet reikės vis tiek pereit upę. Nu, laukim, žiūrėsim. Biškai suprakaitavusi, hebra. Sušlapo per krioklį. Net maudytis nereikia. Planas buvo miegoti per naktį prie upės, dėja planas šitas nepavyko, iš karto teko jį koreguoti. Nieko, mes apsisukom, lipom atgal į kalną, grįžom prie mašinų ir išjudėjom į kitą vietą, kuri pasirodė dar geresnė ir labiau tinkanti mums visiems.
O, kaip sekas, ką laikai? Laikau namą, sieną tikriausiai, stogą. Pasakė laikyti ir laikai. Aš žmogus, man daug nereikia pasakė, aš stoviu laikau. Nu, stovi ir laikai. O, ir tu čia jau atsiradai. Tu kaip patinas žiūri, ble, kur laikai ten ir tu. Nu, kaip jūs tavasinius nekvietė. Bet tu geriau išmokti. Kaip šiandien. Ne, nu vat, vėl eilinį parodo, žinai, kad ir kas nutinka, reikia vis tiek nepanikuot ir ieškoti kito varianto. Ir tikrai nieko blogiau. Tikrai. Anyone want water? Hot water? Jo, davai. Ateikit, piniginės. Koronos kėdelį. Kazdaną. Kazdaną? Ok. Realiai būtų. Kokios dydžio? Taip, ką ne? Tiesiog taip tvirtai pririškim, kad... Tik nugarinės nepjausti gerai. O šitos o nereikia. Kurios? Nu, va, ta grinai Čia? per nugarą jo Ane? nepjausti. Lik tą, ne? Jo, o va ta va dar pusė irgi. Kita. Reikėjo pašventinti avinį. O tai, maladėt. Kur tas peilius? Ten tos kojos juk daug ilgiau. Nu, Jo. taip, nes ten realiai po kojom nėra ugnies. Kaip karštis atrodo jau. O, čia jau tas kojos sultis išpylė. Antonai, dėk. It's okay. Medium rare? Medium rare, va, dar nėra iki galo nukepta. Vėliau, ne?
cukrus netraukia? Rauginto agurko. Lašinių su pienu. Pratimą išmokau iš savo mokytojo Polček. Tai puikus pratimas, kurį galima atlikti netgi ir savo kieme. Tai tikslas yra pastatyti kuo aukštesnį bokštą iš akmenų, panaudoti kuo įvairesnės formas, figūras ir išmokti būti čia ir dabar, nesusižeidžiant ir išlaikant dėmesį maksimaliai. Yes. Vos nepraleidau. Bravo. Net karočią grūzos eit dėt. Paskutinį kelieną, bam. Į patelą. O, absoliutus čempionas, tai buvo maksimaliai. Viena. Laikas. Viskas, ne. Stop! O čia tai vyksta karas. Penkios, keturios, 3, 2, 1, laikas! Din, 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 din. Pirmą kartą šitaip su tokiu prezidentu sakė darydom su aplink filmu. Ir žiūriu, kad galvas pažiūrė kokia. Ir erdvė, čia mes sustosim, aš galvau čia grupėmis stosim po kokius 8, bet čia ir 10 žmonių laisvai sutilps. Tai čia dabar patęsim su aplink filmu, o čia padarysim duris. Vat, to iš kelių minučių šitą įkalu galbūt, jeigu įsikalu. Tai, kai pasižiūrima čia, tai bus super, atrodo, vyrai super relaksė. Laukia. Sėdi tiesiog, jeigu jūs akimirką. Super.